tai nereiškia, kad jūs esate kaltas dėl to padarėte. Administracinio protokolų mes jums leidžiame įtarimą, kad jūs tai padarėte. Paskyrėm administracinį įrodymą, jums nepateikus administracinių pažeidimų, jūs sakysite, kad bylos nagrinėjimas, jūs pateiksit savo paaiškinimus, pateiksit duomenis. Jeigu policija nenustatys, kad buvo vis dėlto nebuvo administracinio pažeidimo, to panaikinti. Bet mane čia nieks nekviečia. Aš pats atėjau. Ne, čia matot, nestovi be plakato, negalima stovėti, nestovi be plakato. Mano duomenys, žinot, aš parodžiau dokumentą. Reikia vaikščioti. Mes dabar įteiksim, kadangi administracinio kodeksas reikalauja protokolą įteikti jums asmeniškai, jūs esate vietoje, nebent jūs išreiškite reikalavimą raštiškai ieškoti. Atsiprašau, galit paaiškinti? Atsiprašau, čia mums ateičiai, jeigu mes sugalvotume. Jeigu išeini su pagaliuku ir ant jo užrašyta kažkas, jau nebe... Jeigu tai reiškima politinė arba kažkokia nuomonė, jūs apie tai turite informuoti. Čia paminklas stovėjo. Čia paminklas Čia stovėjo. asmeninė nuomonė, čia Ir per Lietuvos televiziją buvo rodyta, kaip jis nuiminėtas. Policija neteigia, kad padarytas nusižengimas. Mes įtarėm, kad gali būti padarytas administracinis. Įtarkit, žmogus stovi su pagaliuku. Mes dėl to surašėm protokolą ir jeigu žmogus nesutinka su juo, paskirta data bylos nagrinėjimui, kuris bus aiškinasi iš esmės. Tenais bus pateikti įrodymai, tiek asmuo pateiks galės savo įrodymus, tiek policija tai, ką žino. Jeigu nebus nustatytas administracinis nusižengimas, protokolas bus panaikintas. Atsiprašau, jūs suprantat, kad pakliuvimo žmogus į teismą jau yra Galima pasakyti iki galo. Galima pasakyti iki galo ar ne. Aš kalbu taip, kaip įstatymas rašo. Protokolu mes išreiškiam įtarimą, kad žmogus galimai padarė administracinį nusižengimą. Tai liudytojus, surašykit visus liudytojus, ateisim žmogui paliudyti. Nusižengimą, mes čia stovim. Viskas gerai. Tikrai? Į kurį klausimą atsakyti? Jūs žiūrėkit, galbūt mes visi nusižengėliai dabar. Visiems surašykit. Policija tokių duomenų neturi. O pakėlus ranką galima stovėti? Ar irgi čia nusižengimas? Protokolas yra čia nai. Protokolas yra užrašytas protokolui išreikšti įtarimą. Dabar ko aš noriu iš jūsų? Aš noriu, kad jūs pateiktumėt paaiškinimą protokolui bylos nagrinėjimui. Jeigu jūs galima man iki galo pasakyti ar ne? Aš negaliu užbaigti minties, nes jūs mane vis perklausite. Jeigu jūs atsisakote pasirašyti ant protokolą, atsisakote jį pasiimti, aš tai pažymėsiu protokole ir mes jį atsiųsim jums paštu nurodyti. Jūs nurodysite paštą, koks yra pas jūs. Taip ir padarysiu. Aš atsisakau. Vien nuo paaiškinimo, nuo kažko irgi atsisakote, ar ne? Mums viskas aišku. Konkrečiai dėl ko atsisakote? Aš paaiškinau vakar pasakyti. O čia mano paaiškinti. Čia mano misija, va čia akcija. Taip, aš tai supratau. Vienos žmogaus. Taip. Va, ką aš galiu paaiškinti. Gerai, aš tai supratau. A ką jis? Dabar aš apie protokolo esmę. Protokolo nėra. Aš neturėjau. Galima jūs vardu kreiptis, ar pavardę kreiptis? Prašau, vardu. Aš dabar klausiu jūs apie tai. Ar jūs sutinkate gauti protokolo kopiją dabar? Kitas klausimas, ar jūs sutinkate dabar duoti paaiškinimą ir apskritai ar Aš dabar nieko neturiu. ir nepasirašysite? Protokolo nepasirašysiu. Supratau. Dėl informacijos, jeigu jūs pageidaujat gauti paštų protokolą, norėčiau nurodyti savo adresą. Prašom, pasirašyti. Tai jūs pats užrašykite tai to, kad, nebent pageidaujat, kad visi žmonės girdėtų, kur čia gyvena. Nes tai yra jūsų asmens duomenys pačios Aš valstybės. tik galiu e-mailą. E-mailą, taip? Gerai, jeigu galit, tada užrašykite e-mailą. Prašysiu jūs užrašyti. Ne, aš nieko nerašysiu. Kodėl aš klausiu? Kodėl aš noriu, kad jūs prašytumėte e-mailą pats. Tam, kad rašydamas iš jūsų sutarties ar panašiai nepadaryčiau tokių klaidų, kad e-mailas būtų užrašytas klaidingai. Norėčiau, kad jūs užrašytumėte. O kad tas žmogus padarė tokio, kad jūs prie protokolą Stovi su pagaliuku. Negalime Lietuvoje stovėti. Negalima stovėti su pagaliuku? Negalima, stovėti su pagaliuku. Žmogus yra baudžiamas ne už tai, kad čia stovi, už tai, kad neįvykdė kaip ir sąlygų, kurios reikalauja, kad šis žmogus stovėtų. Tai buvo kokią sąlygą, konkrečiau pasakykit, vieną iš tų sąlygų. Reikalauja, kad žmogus turi informuoti apie tai savivaldybę, merą arba kitus asmenys. Tai reiškia, aš negaliu su savo asmeninė nuomonė. Dėl mūsų nekyla jam. Mes stovime, kad aš negali, turi susivaldyti. Prašyčiau